Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien tokia gana karšta tema. Kaip tikriausiai visi žinote, praėjusį šeštadienį Palestinoje eilinį kartą prasidėjo karas, bet šį kartą, taip sakant, visai ant kitame lygyje. Ir vakar įvyko kaip ir interviu, galim pasakyti, diskusija tiek Delfi, tiek Lietuvos ryte, kur Palestina LT bendrai kūrėjus Andrius Mažeika reprezentavo, galim taip pavadinti, eretinį palestiniečių naratyvą, pro-palestiniečių naratyvą, prieš tos žmonės, kurie buvo nebūtinai pro-izraeliški, bet tikrai ne pro-palestinietiški. Ir manau, svarbu yra sureaguoti į štai vykusi dialogą, nes visų pirma, kas jame pasireiškia, tai visų pirma, argumentas prieš Palestiną buvo tai, kad Izraelis turi teisę gintis, tada buvo pasakoma, bet Izraelis darė karo nusikaltimus, ir tada buvo atsakymas, taip, jis darė karo nusikaltimus, bet Izraelis turi teisę gintis. Tai reiškia, jokio argumento nėra, tai yra logiškai neteisingas argumentas ir buvo akiplėšiškai neigiami faktai, akiplėšiškai veidmainiaujama, akiplėšiškai nesekama logika. Ir tai yra labai gaila. Ir dėl to, manau, labai svarbu pažiūrėti šitą dialogą iš kitos pusės, iš objektyvios pusės, iš išorės. Ir pamatyti, kas iš tiesų jį laimėjo, jeigu tai žiūrėsime kaip į debatą, ir kas jame buvo, taip sakant, neteisybės, nelogikos pusėje. Tai prieš viską noriu pareikšti, jog šito video tikslas yra ne kažką pateisinti, bet paaiškinti. Ir pasižiūrėjus į Palestina LT komentarus po šitų diskusijų, kas pasireiškia tai, kad žmonės nelabai skiria šitus du dalykus. Ir, taip sakant, mes turime 10 metų privalomą pagrindinį išsilavinimą ir nemokamą vidurinį išsilavinimą. Ir labai gaila, kad po šitų minimaliai 10 ir 12 metų mokslų žmonės vis dar neskiria šitų dviejų žodžių. Tai čia, taip sakant, gal užsirašyti tiems, kurie yra iš švietimo ministerijos. Kažkas su mūsų švietimu yra ne taip. Kad ir kaip bebūtų, taip mano tikslas yra paaiškinti, nepateisinti. Ir aš asmeniškai smerkiu visus karo nusikaltimus daromus tiek Izraelio, tiek palestiniečių rankomis. Jie turi už tai prisimti atsakomybę, jie turi būti teisiami teisme, bet mano tikslas yra paaiškinti, kodėl tie nusikaltimai yra daromi, kodėl izraeliečiai daro gana aišku, kodėl palestiniečiai daro galbūt yra sudėtingesnis klausimas ir pasistengsiu jį šiandien atsakyti. Tai nieko nelaukdami, pradėkime mūsų video reakciją. Klausimas yra, kur yra konflikto priežastis ir jis yra dabar viešoje erdvėje užduodamas ir gvildenamas, kodėl įvyko taip, kaip įvyko, kodėl dabar tai įvyko. Ir kur yra tos pagrindinės priežastys. Tai man norėtųsi jūsų visų nuomonę girdėti, gal tada pradėkim nuo Arkadijaus, štai, pradėkim nuo jūsų. Tai pašnekovams yra užduodamas klausimas, kodėl visą tai įvyko. Pažvelgus į šitą diskusiją, kas iškart matosi yra ne taip, kad mes turime tris žmonės, tris pašnekovus, kurie kaip ir yra pro Izraelio pusėje, ir vieną žmogų, kuris yra eretikas pro palestiniečių pusėje. Ir taip gaunasi automatiškai, kad to kontranaratyvo girdimas tik 1/4 visoje diskusijoje ir automatiškai nebesvarbu, ką tas pagrindinis naratyvas sako, tas kontranaratyvas yra, taip sakant, nustumiamas į galą. Tai nėra teisinga diskusija, ji nėra parengta teisingumo principais, nes jeigu jis būtų teisingumo principai, būtų tiek pat laiko skirta naratyvui ir kontranaratyvui, bet čia mes matome tik 1/4 kontranaratyvo ir 3/4 pagrindinio naratyvo. Tai pagrindinė priežastis ir jos niekada negalima pamiršti. Tai pagrindinė priežastis ir pažiūrėsime, kas ta pagrindinė priežastis, dėl ko šitas konfliktas įvyko. Tai arabų kategoriškas atsisakymas pripažinti Izraelio egzistavimą. Arabų, tai turite omeny? Ir aš turiu visų aplinkinių arabų ir, taip vadinamų, reiškia, palestiniečių. Palestiniečiai yra arabai. Ne atskira tauta. Čia šiek tiek juokingas pasireiškimas, kad palestiniečiai yra arabai, ne atskira tauta. Manau, paklausus visų palestiniečių, jie pasakys, kad taip jie yra arabai, bet taip pat jie yra palestiniečiai. Taip kaip mes lietuviai esame baltai, bet esame taip pat lietuviai. Ir taip pat kaip kiti arabai yra egiptiečiai, tunisiečiai, alžyriečiai, sirai. Norint suprasti šitus dalykus, reiktų tiesiog pasimokyti šiek tiek apie nacionalizmą, apie tautiškumą. Matomai, žmogus nėra labai apsišvietęs šitoje srityje, nelabai apsišvietęs ypač vidurio tautiškumo klausimus vidurio rytuose. Kas apskritai yra arabas? Ar arabas privalo būti musulmonas? Mes turim arabus, kurie yra krikščionys, turim arabus, kurie yra žydai. Taip pat žydai yra arabai, kurie save identifikuoja kaip arabus, tai ar šitie žydai yra arabai ar nebe arabai. Bet čia yra visiškai kitas klausimas ir matomai šitas pašnekovas visiškai neturi idėjos, apie ką jis kalba, bet tiek to. Arabai yra. Ir visas tas regionas 80 metų, kiek egzistuoja Izraelis, nuo pirmos sekundės skirtas buvo Izraelio sunaikinimui. Reiškia, ten atėjo
tie žydai, jie norėjo taikiai įsikurti ir kodėl jos žmonės norėjo sunaikinti. Ir taip pat vėl pabrėžiu, mano tikslas nėra pateisinti, bet koks smurtas prieš izraeliečius civilius yra nepateisinamas, bet mes turim suprasti, kodėl jis vyksta, kodėl tie palestiniečiai puola tos izraeliečius. Ar jie yra dėl to, kad jie yra musulmonai ir jie nekenčia tiesiog žydų, ar galbūt yra kažkokia kita priežastis. Ir čia matome ištrauką iš Lordo Balfouro pasakymo, kad yra tas žmogus, kuris buvo atsakingas už Palestinos mandatą. Jis buvo atsakingas už tai, kad Britai kolonizuotų Palestiną. Tais laikais ir ką jis pasakė Lordui Curzonui, kalbėdamas apie šitą klausimą, sionizmo klausimą, apie žydų įvažiavimą į Palestiną. Jis parašė taip. For in Palestine, we do not propose to go through the form of consulting the wishes of the present inhabitants. Tai reiškia, mes nesiūlome konsultuoti su vietiniais gyventojais. Ir tuomet jis pareiškė, the four great powers are committed to Zionism, and Zionism, be it right or wrong, good or bad, is rooted in age-long tradition, in present needs, in future hopes, and far profounder important. Tai jis pasako, kad didžiosios galios jos ir remia sionizmą, ar jis būtų teisingas ar ne, ar jis būtų geras ar blogas. Jis turi savo tradicijas, ilgas tradicijas, savo dabartinės reikmes ir savo ateities viltis, kurios yra daug labiau svarbesnės negu troškimai ir išankstiniai nusistatymai 700 000 arabų, kurie šiuo metu gyvena šioje senovės žemėje. Tai reiškia, jiems buvo visiškai dzin apie tai, ką tie vietiniai gyventojai galvoja. Ir kodėl buvo svarbu tai pareikšti, nes jis žinojo, kad šitie vietiniai gyventojai nesutiks su tom, kad kažkas iš kitos kultūros, kitos šalies atvyks į jų vietą ir joje apsigyvens. Ir šiandien daug žmonių nemėgsta, kai keli šimtai imigrantų atvyksta iš kitos kultūros, kitos religijos. Čia buvo kalba ne apie keli šimtus, ne apie tūkstančius, bet apie visiškai naujas kolonijas, apie visiškai atimtas žemės tų vietinių gyventojų. Ir kita vertus, tie naujakuriai atvykę, jiems taip pat buvo pasakyta, važiuokite į Palestiną, jūs ten gyvensite saugiai, galėsite kurti savo gyvenimą. Jiems tai buvo viltis, bet jiems tikriausiai buvo nepasakyti, kad bet palaukite, tai vietiniai gyventojai jūsų ten nenori. Jeigu jiems būtų pasakyta klausimas, ar jie būtų iš vis ten vykę. Todėl problema yra, grįžtant į Britų kolonializmą, į šitą idėją, atiduoti tą žemės lopinėlį svetimiems žmonėms, kurie ten negyveno tūkstančius metų. Tai būtų tas pats, kas atiduoti Žemaitiją Izraeliui ir sakyti, bet žemaičiai yra lietuviai, tai tie žemaičiai gali perskrustyti į Klaipėdą ir ten, taip sakant, gyventi, o Žemaitija bus atiduota izraeliečiams. Manau, tuo metu būtų normalu tikėtis, kad žemaičiai, turinti savo stiprų charakterį, nebus labai laimingi šitą naują, taip sakant, naujo kurių koloniją. Ir tai yra visko priežastis. Problema yra tame, kad šitos klaidos, netgi paskaičiu šito nusikaltimo, kuris buvo įvykdytas Britų, jo negalima atsukti atgal. Tie žmonės ten atvyko, tie žmonės ten gyvena, jau kelios kartos, jo nebeįmanoma atsukti atgal ir tai padaro situaciją šiek tiek sudėtingą. Bet iš principo yra labai paprasta. Tie žmonės tai nebuvo pasveikinti, bet jie vis tiek atvyko vienais ir kitais būdais. Ir visa aplinka įstrigo šitoje baisėje svajonėje, kurie teigia mirtį, o ne gyvenimą, nes jeigu jie teiktų gyvenimą, šiandien turėtume dvi puikias valstybės, ne tik vieną Izraelį, bet mes būtume turėję puikią palestiniečių valstybę, kuriai buvo paskirta teritorija ir kuri buvo 1948 metais daug didesnė už tai, kas buvo paskirta Izraeliui tuo metu. Tai čia jis kalba apie dviejų tautų sprendimą, kuris niekuomet nebūtų įvykęs, jis buvo tiesiog kažkoks popierizmas, bet realybėje tiek sionistams jis netiko. Ir taip pat palestiniečiams tai netiko, nes tai buvo jų žemė, kuri buvo atimta iš jų. Ir jie norėjo susigrąžinti savo žemę, o ne susigrąžinti dalį jos. Čia yra gana jau išbrėžtas, gerai žinomas faktas, jog ne viena iš Izraelio valdžių realiai nesvarstė šito sprendimo, nes, kaip minėjau, jis netiko tiek sionistams, tiek ir palestiniečiams. Ir tai, kai jis kalba, yra paprasčiausiai netiesa. Bet iki šios dienos tikslas yra Izraelio sunaikinimas ir pasekmes mes matome. Šitos priežasties niekada negalima pamiršti. Ir šitai idėjai Izraelio sunaikinimas buvo paskirti milijardai. Ir mes galime išminėti visus karus, kurie vyko, ne? Nuo 48 metų, 56, 67, 73 ir visi karai. Hamas, kurį galėjo už tos milijardus, kurie Hamas banditai pavogė iš tų pačių palestiniečių, kur gyvena Gazos teritorijoje. Tai jau paskaičiavus, tiek jie pavogė ir paskyrė naikinimui, dabar šiandieną kiekvienas Gazos gyventojas būtų turėjęs stogą su tikrąja žodžio prasme paklotą auksu. Pasakyti, kad kiekvienas Gazos gyventojas turėtų stogą tikrąja žodžio prasme paklotą auksu,
yra gana, taip sakant, didelis teiginys ir, nežinau, čia reiktų klausti ekonomistų, kiek kainuotų kiekvieną stogą padengti auksu, bet aš kažkaip abejoju ir to užtektų. Kad ir kaip bebūtų, taip, palestiniečiai gavo milijardus dolerių paramos, bet ji nebuvo veiksminga. Nebuvo pilnai veiksminga. Kodėl? Galime atsiversti The New Humanitarian puslapį, čia yra rašoma iš interviu. Žurnalistė klausinėjo žmonės apie tai, ką jie galvoja apie šitą paramą. Tai visų pirma, jie pareiškė, tai jog taip šitą paramą buvo dalinai naudinga. Jie galėjo pastatyti naujus kelius, plėsti savo ekonomiką, galėjo išleisti žmonės, suteikti ir studentams stipendijas. Tai yra geras dalykas, tikrai tai nėra blogas dalykas, niekas sakys, kad tai yra blogas dalykas. Bet taip pat jie jautė, jog šitie duoti jiems pinigai, jie nemetė jokio iššūkio tam faktui, jog jie yra okupuoti. Ir, kaip minėjau, kas yra gana akivaizdu, viso problema yra ta, kad jie yra okupuoti. Ir taip pat, tai reiškia, ypač Gazoje, nesvarbu, kiek pinigų tu sumesi į Gazą, jie turi savo limitus, kadangi Izraelis visiškai kontroliuoja, kas jie eina ir kas jo išeina, jie turi limitus, to kaip tos pinigus bus galima leisti. Ir atimti iš žmogaus žemę ir paskui jiems duoti pinigų ir sakyti, kad viskas bus gerai, tai yra labiau anekdotinis pavyzdys, kuris neturi realybėje jokio svorio. Bet taip neatsitiko. Tai neatsitiko, nes jie buvo okupuoti. 80 metų yra priežastys to viso, kas vyksta dabar, visa kita yra pasekmės. Ir aš tikrai nesiruošiu teikti, kad vargši palestiniečiai, mes buvom okupuoti, todėl mes negalim, ar dar kažko negalim, todėl kad mes vargšiai ir mūsų ten užpuolė ir mūsų bando okupuoti, mes būtent... Jų nebando okupuoti, jie yra okupuoti, jų žemė yra atimta, jie yra išvaryti iš savo namų. Kritikuoti vieną ar kitą Izraelio vyriausybę, mes matau prieisim prie šito, ir ypač tą paskutinę vyriausybę galima kritikuoti ir būtina kritikuoti, nes aš manau, tai sukėlė chaosą, kuris parodė Izraelį kaip silpną ir taip išprovokavo dar didesnę reakciją. Bet čia apie tai kalbėsim tikriausiai vėliau. Bet niekada nepamirškime paskutinės, reiškia pagrindinės. Taip, reiškia, Izraelį galima kritikuoti, bet Izraelis turi teisę gintis ir dėl to jis turi teisę žudyti nekaltus civilius ir daryti kitus karo nusikaltimus, nes taip palestiniečiai, tai arabai nuo pat pradžių nemėgo Izraelio. Kas yra visai logiška, kad jie nemėgo, nes nuo pat pradžių iš jų buvo atimti namai. Idėjos Palestinos arabų ir arabų valstybė, kurios valstybės aplinkui, kurios pradėjo jau keisti, jie suprato, kad nenaudinga arabų valstybėms nepripažinti Izraelio egzistavimo ir nebendrauti su juo. Taip, jie suprato, kad tai yra nenaudinga, kas yra tiesa tikriausiai, bet problema, kad šita taika, kurią pasirašė su Izraeliu, ji buvo ta kaina, kad palestiniečių balsai buvo visiškai užtildyti. Ir tu negali turėti taikos, kai tie žmonės turi laisvės ir gyvena apartheide, kasdien yra žudomi, kasdien yra kankinami. Taip, ir dabar tas pats klausimas yra užduotas. Pritart, kaip sakė Gerbiamas Arkadijus, iš tikrųjų, tai karai vyko daugybę kartų ir nuo pirmos dienos, kai susikūrė Izraelio valstybė. Ir todėl aplinkinės šalys to nepripažino ir tie karai vyko nuolatos. Ir kita problema, kad vyksta teroristiniai metodai, tokie necivilizuoti metodai. Ir dėrėtis su teroristais yra, beviltiška galbūt žodis per stiprus, o gal ir ne per stiprus, nes praktiškai nieko neįmanoma susitarti. Tai, ką jis sako, yra gana jau klišė tapęs posakis, kurį naudodavo pagrindę JAV, norėdama pateisinti savo geopolitiką vidurio rytuose, ir užuot eidama į derybas su žmonėmis, kurie turi tam tikrų nuoskaudų, turi tam tikrų reikalavimų, kurie yra gana logiški, kaip palestiniečių pusė yra gana logiška. Jie nori turėti nepriklausomybę, jie nori atgauti savo žemę. Užuot ėjus į šitą dialogą, jie yra pasakoma, kad jie yra teroristai, su jais neįmanoma bendrauti ir su jais neįmanoma turėti dialogą ir dėl to mums tiesiog reikėjo juos bombinti į, taip galim išsireikšti, aukštesnį racionalumą. Ir apie tai yra knyga William Cavanaugh, taip pavadinimas išleistas Oksfordo universiteto leidyklos apie religinio smurto mitą. Ir paskutiniam skyriui šitos knygos jis būtent kalba apie tai, kaip tas religinis smurtas yra neteisingai išbrėžiamas kaip kažkokia kitokia smurto, visiškai kitokia neracionali smurto forma. Ir štai žmonėmis, kurie naudoja šitą smurtą, yra neinama į dialogą. Nors dažniausiai jų smurtas iš tiesų yra sekuliarus. Ir Hamas smurtas jis yra labai sekuliarus smurtas. Jų tikslas yra atgauti savo žemę. Ir dėl to jie draugavę su to pačiu Iranu, kuris yra gerai žinomas priešas musulmonų sunitų, nors palestiniečiai yra daugiausiai musulmonai sunitai, taip pat su Hezbollah, kurie yra šitai, kurie taip pat nėra pats geriausi draugai su musulmonų sunitais. Hamas tai nerūpi, jiems rūpi tiesiog realpolitik, kas jiems padeda, tas jiems padeda, kas jiems nepadeda. Ir dėl to jie teigiamai žiūri tą paramą, nepaisant to, kad iš moralios perspektyvos tos paramos prieimimas yra amoralus. Bet jiems paprasčiausiai nerūpi, nes jie yra beviltiškai situacijai. Tai nežinau, galbūt būtų Linui geras pasiūlymas paskaityti tą knygą, kad jis nebekartotų tokių klišė pasakymų ir
užuot paneigęs visas palestiniečių sielvartą, įsigilintų, išklausytų tai ir tada būtų galima eiti į dialogą. Ir dabar dar prie tų visų priežasčių, kurios čia buvo suminėtos, būtinai reikia paminėti ir tas pastangas, kur čia buvo Jungtinių valstijų, daug labai tokių, kaip sakyti, pastangų, kad arabų pasaulis kaip pradėtų taikyti su Izraeliu. Ir va tas dialogas, kuris buvo užsimezgęs tarp Izraelio ir Saudo Arabijos, Izraelio ir Arabų Emiratų, tas vieni kitų toks kaip pusiau jau pripažinimas galėjo, karas kaip prasidėjus, visiškai netitiko Irano interesų, visiškai netitiko tų radikalių teroristinių grupuočių interesų. Ir visiškai netitiko palestiniečių interesų taip pat. Gerai, Andriau, prašau, koks jūsų būtų matymas? Ir čia, ir spaudoje. Taip, bet dabar priėjom prie Andriaus Mažeikos, retiško kontranaratyvo ir pažiūrėsim, kokia bus reakcija. Čia prasidės visas linksmumas, kokia bus reakcija į jo kontranaratyvą. Šita situacija lyginai būtų prasidėjusi vakar ir lyginai vyktų visiškam vakume. Ji nevyksta vakume. Mes jeigu naudotume tą pačią logiką, mes galėtume kalbėti, pavyzdžiui, 45 metų Vokietijos bombardavimą darytą sąjungininkų ir tuo atveju išeitų sąjungininkai agresorius, jeigu mes neimtume kontekstų, ką darė vokiečiai. Tai šiuo atveju yra visiškai ta pati situacija. Okupacija tęsiasi daugiau negu 75 metus. Palestiniečiai gyvena apartheidus. Matomai, kad vienas iš pašnekovų nesugebėjo, taip sakant, išlaikyti šalto kraujo, turėjo įsikišti. Ir okupacija ko? Okupacija Palestinos. Čia yra išbrėžtas dalykas. Nežinau, kaip gali sveiko proto žmogus neigti šitą dalyką. Tai yra tiesiog akivaizdaus fakto neigimas. Sąlygomis. Izraelyje galioja skirtingi įstatymai palestiniečiams ir Izraelio žydams. Ir tai rodo, kad sionizmas iš esmės, Izraelio mintis yra iš esmės, galima sakyti, netgi rasistinė ideologija, nes jinai neleidžia palestiniečiams turėti tų pačių sąlygų, kokias turi Izraelio žydai. Kas yra Hamas šiuo atveju? Tai yra visuotinai pripažinta teroristinė organizacija ir čia yra jos pagrindinis vaidmuo. Ji nėra visuotinai pripažinta teroristinė organizacija. Visai nereikia būti labai protingu tam, kad tai būtų galima atrasti. Pačioje Wikipedijoje yra parašyta, jog ji yra laikoma teroristinė organizacija Australijos, Kanados, Europos Sąjungos, Izraelio, Japonijos, Paragvajos, Jungtinės karalystės ir Jungtinių valstijų. Tai tikrai nėra visas pasaulis. Pasaulyje yra ne 10, ne 20, yra daugybė valstybių, kurios nepripažįsta Hamas teroristinė organizacija. Ar jų nepripažinimas teroristinė organizacija reiškia, kad mes nesmerkiam jų veiksmų, jų dažnai teroristinių veiksmų? Ne, mes juos smerkiam, bet, taip sakant, naudoti šitą dalyką, pavadinti, kad jie yra teroristai ir tuo būdu norint suteikti konotaciją, jog su jais neįmanoma dėrėtis, kad jie yra tiesiog psichopatai, kurie tiesiog nori sunaikinti Izraelį iš oro, tai taip pat nėra teisingas naratyvas. Ar jūs siūlot atskirti? Aš siūlau, Hamas nėra, kalbėjimas apie Hamas nepaaiškins konflikto priežasčių. Hamas yra rezultatas, ne priežastis. Kieno? Rezultatas ilgametis Izraelio politikos vykdytos Gazos ruože. Hamas taip pat yra rezultatas to pačio Izraelio veiksmų, kai Izraelis dalyvavo Hamas įkūrime 7-ame dešimtmetyje. Ir 8-ame dešimtmetyje, kai jie buvo paversta politinė organizacija. Nes Hamas, kai įsikūrė, jie neįsikūrė kaip teroristinė organizacija, jie įsikūrė kaip švietimo ir socialinė organizacija, kuri vėliau tapo politinė. Kodėl buvo tai naudinga Izraeliui daryti? Dėl to, kad Palestinos išsilaisvinimo organizacija vadovauja Jasero Arafato. Reikėjo, kad suskaldyti palestiniečius. Ir dėl to buvo paremti. Taip, tai kaip visos kolonijinės galios, jis naudoja skaldyk ir valdyk techniką. Ir Hamas buvo pasitelktas būtent šitoje technikoje, kuomet sionistai Izraelio valstybė jie rėmė Hamas, tam, kad žinodami, kas jie tokie yra, tam, kad tarp palestiniečių būtų susiskaldimas. Ir tas yra labai svarbu Izraeliui norint išlaikyti savo galią. Remiama Hamas, kuri yra islamistinė, nesekuliari, kuri yra daug radikalesnė ir kuri dabar labai lengva rodyti kaip priešą, aišku priešą. Ir Hamas neatstovauja palestiniečių. Hamas yra tiesiog atsakas į Izraelio ilgamečius veiksmus. Gazos ruožą Jungtinių tautų sekretorius apibūdino kaip pragarą žemėje. Gazoje virš 80% vandens yra negeriamas. Virš 80% žmonių gyvena visiškam skurde iš tiekiamos pagalbos. Tai čia galima atkreipti dėmesį, kaip jis paminėjo, Gazoje 80% vandens yra negeriama, 80% žmonių gyvena žemiau skurdo ribos. Taip pat didžioji Gazos žmonių dalis yra jaunimas, daugiau nei 50% yra jaunimas, jie neturi galimybių išvykti, jie neturi galimybių augti ir tiesiog gaunasi tokia situacija, kad daugumoje neturi normalaus maisto, žmonės miršta dėl maistinių medžiagų nepriteklių. Dabar Izraelis kalba netgi apie karo nusikaltimams prilygstančius veiksmus. Tai yra visiška absoliučia blokada civilinės populiacijos, nutraukiant vandens, maisto ir kuro tiekimą. Dar elektros. Ir viskas jau atjungta, tai yra nekalba. Tai yra Ženevos konvencija. Tai matomai pašnekovas sako, ačiū Dievui, kad Izraelis vykdo karo nusikaltimus. Tai apie ką čia eina kalba?
yra Ženevos konvencijų pažeidimai, kuriuos Izraelis vis kartoja ir kartoja, ir kurie yra labai įdomu, kad Izraelis visuomet mėgsta kalbėti apie Jungtinių tautų rezoliuciją 47 metų, kuri leido Izraeliui įsikurti. Bet kai eina kalba apie Jungtinių tautų rezoliucijas įrodančias Izraelio vykdomus karo nusikaltimus ir žmogaus teisų pažeidimus, tuomet Izraelis pradeda kalbėti, kad Jungtinės tautos yra šališka institucija. Gerai, Danieliau, reaguokit, prašau. Jo, reaguoju, aš nelabai noriu reaguoti į melą, absoliutų melą. Labai juokinga dalis, kai šitas pašnekovas jis nenori reaguoti mel, nors Andrius pasakė visiškai faktus, tik jis pasakė yra grinai faktai. Ir žinoma, galbūt tie faktai nėra arba išimti iš konteksto, galbūt jie nereprezentuoja Izraelio valios, Izraelio noro būti, taip sakant, turėti savo valstybę. Kas, kaip minėjau, yra faktorius, svarbus faktorius, kurio mes negalime paneigti. Ir tie žmonės, jie ten gyvena kelias jau kartas, jie ten įsikūrė kelias kartas, jų tiesiog negalima paimti ir išspirti. Tai, taip sakant, tos faktus galima sudėti į kontekstą ir tada galima gauti kažkokią naratyvą ir kažkokią idėją, kurią galima kažkokią problemą suformuoti problemą, kuri gali tapti sprendžiama problema, nes bus aišku, kas yra problema. Bet kas yra pasakoma, ne, tai yra melas ir aš nieko nekomentuosiu, nes jis neturi ką pakomentuoti. Tai yra faktas, kad Izraelis daro karo nusikaltimus ir užuot atsakius, tu niekur negali kur pabėgti. Jiem belieka tik pripažinti, kad tai yra karo nusikaltimai arba sakyti, aš nieko nekomentuosiu. Ir antisemitizmą. Šitas žmogus yra nevertas mano reagavimo. Tai yra vienas, ta prasme, mūsų... Aš nežinau, kas yra antisemitizmas. Šiaip arabai yra semitai ir atėmimas žemės iš arabų, kaip ir turėtų irgi būti antisemitizmas. Neapykanta arabams turėtų būti antisemitizmas. Tai nežinau, kuris yra antisemitas. Vienas, kuris propaguoja karo nusikaltimus prieš arabus, ar kitas, kuris stovi už arabų laisvę, turėti nepriklausomą valstybę, už arabų laisvę galbūt atgauti bent dalį savo jiems priklausančios žemės. Ne, aš visiškai be asmeninių žaidimų, aš tik sakau taip, ką matau, tą sakau. Bet jūs galite komentuoti tos teiginius. Jo, komentuoti aš nesiruošiu melo, aš čia, žinot, jeigu man sakys, kad juoda yra juoda, balta, o balta yra... Taip, jam yra pasakoma, komentuokite bent teiginius, kaip minėjau, jos galima sudėti kontekstą, galima kažką apie juos pasakyti, bet jis neturi nieko apie juos pasakyti ir dėl to jis nieko apie juos ir nepasako. Juoda, tai čia nepakeis fakto, bet vienas dalykas, ką aš norėčiau taip reaguoti, tai aš absoliučiai sutinku su Arkadijaus ir pono ministro ambasadoriaus išsakytų minčių. Vienas iš dalykų yra, noriu ir jūs patikslinti, šiai minutė yra 1000 žmonių nužudytų, paskerstų ir tai praneša Ynet. Izraelio vienas iš didžiausių portalų, 150 žmonių yra pagrobtų, tai yra ir žmonės, kurie neįgalūs vežimėliuose, tai yra ir seniorai, 85 metų ir panašiai. Tai yra vaikai, kurie yra uždaryti narvus ir nuotraukos ir video yra dabar cirkuliuoja medijų. Tai visi šitie dalykai jie yra prilystantis karo nusikaltimam ir Hamas kovotojai turi būti už juos atsakingi. Jie turi prisimti atsakomybę. Jie turi būti nubausti teisme, bet tai jokių būdų nepateisina to, ką Izraelis toliau daro. Priežastis kokia? Jūsų manimo, mes dabar kalbam. Taip. Aš taip, aš ir priežastį visiškai palaikau ir Arkadijaus, ir pono ambasadoriaus išsakytą mintį teiginį. Šiaip man įdomu apskritai, kodėl jis čia kalba, jeigu vienintelis dalykas, ką jis gali padaryti, yra tiesiog palaikyti kitų žmonių nuomonės. Kad visą laiką tie žmonės norėjo sunaikinti Izraelį. Tai yra nepykanta. Jie nenorėjo sunaikinti Izraelį, tiesiog nenorėjo Izraelį nuo pat pradžios, nes tai buvo jų žemė, kurioje Izraelis susikūrė. Su motinos pienu, gaunama vaikų su motinos pienu. Aš pats tarnavau kariuomenėje 13 metų. Aš pats dalyvavau 4 operacijose. Tai jis yra tarnavęs kariuomenėje 13 metų Izraelio kariuomenėje, kurie yra atsakinga už N karo nusikaltimų. Visai nenuostabu, jeigu jūs šiuo metu klausotės karo nusikaltėlių. Aš pats buvau 2 kartus apdovanotas, vienas iš jų Arielio Šarono, ministro pirmininko. Vėlgi neapdovanojimo aš ten ieškojau, o apginti savo šeimą, savo tautą nuo absoliučios tamsos ir blogio. Ta tamsa ir blogis tai yra žmonės, kurių žemės buvo atimtos. Tai galima tai žiūrėti kaip į tamsą ir blogį, bet ar tai būtų teisinga? Nežinau. Dar kartą reikia suprasti, kad Izraelio kariuomenė vadinasi netgi, aš ne iš nuogirdų tą sakau, Izraelio gynybinės pajėgos. Tai nėra Taip jos vadinasi Izraelio gynybinės pajėgos, nes vietiniai gyventojai, kurie buvo išvaryti iš savo žemės, nenori to ir jie puola Izraelį dėl šitų priežasčių ir dėl to Izraelis turi gintis. Bet kodėl jis ginasi, nes jis turi tas teritorijos, kurios nuo pat pradžių nepriklauso Izraeliui. Tai nėra puolimo kariuomenė. Bet dabar mes buvome ciniškai užpulti, žmonės skerdžiami. Bet ar tikrai nėra puolimo kariuomenė, kaip jie tuomet buvo užėmę Sinajaus pusiasalį,
nežinau, tikriausiai gynyba, tai gal jie kažkaip ėjo nugarą atgal, gindamėsi nuo palestiniečių ir tada pažiūrėjau, oi, visas Sinajus pusiasalis jau mums priklauso. Nu, tiek to, pasimkim, nes mes gynėmės. Miestai, civiliniai objektai yra bombarduojami, be jokios ligoninės. Teroristai siautė, ačiū Dievui, miestuose. Tai yra absoliutus, aš nežinau, nusikaltimas, tai čia aš nieko nepasakiau. Bet štai ką Arkadijus įvardino priežastį, kad tai yra arabų ir žydų konfliktas. Tai nėra arabų ir žydų konfliktas, tai yra palestiniečių ir sionistų konfliktas, nes nemaža dalis žydų jie nepritarė sionizmui, jie nepritarė Izraeliui, nemaža dalis žydų yra patys arabai, todėl pasakoju, kad čia yra arabų ir žydų konfliktas, tai yra visiška nesąmonė, tai yra nesupratimas, kas yra arabas ir kas yra žydas. Jūs irgi suprantu, kad esate tos nuomonės. Kaip pasakė mūsų viena kairiausiųjų istorijoje ministrių pirmininkių, ponia Golda Meir, angliškai there is no such thing as Palestinian people. Yra arabai, kurie vienu metu, anksčiau ir vėliau, atvyko dėl kažkokių tai finansinių, aš nežinau, kažkokių tai... Čia tiesiog netgi jokinga klausytis tai, kai sako, yra visiškai ahistoriška, nehistoriška. Ir pasakyti, kad jie nėra tokių žmonių kaip palestiniečiai, jie yra arabai, yra tas pasakyti, nėra tokių žmonių kaip žemaičiai, jie yra lietuviai. Nu, atsiprašau. Gyventi į tą teritoriją ir viskas, jie nuo to ten laiko gyvena. Palestina, toks žodis, atsirado prieš 2000 metų. Tie žmonės ten gyveno nuo neatmenamų laikų, žinoma. Toje teritorijoje, kadangi jie priklausė tiek Omajadų, tiek Abasidų, tiek paskui Mamliukų, tiek paskui Osmanų imperijoms. Ten vyko didelis žmonių judėjimas, taip pat per kryžiaus žygius, į tą vietą nemažai atvyko ir, pavadinkim taip, europiečių. Bet iš principo žiūrint, ten žmonės gyveno nuo to laiko, kaip žmonės gyveno. Prieš islamo ateimą jie kalbėjo savo kalbomis, galbūt aramėjų kalba, kaip žinome, Jėzus. Tai būdėjom tai, ką pats kalbėjo aramėjiškai. Ir paskui, kai atėjo islamas, dalis tų žmonių priėmė islamą, galbūt keli arabai ten apsigyveno. Arabų kalba pradėjo plisti ir jie buvo arabizuoti, bet žiūrint istoriškai, jie nėra etniniai arabai, tai tikrai arabai, kurie yra iš arabų pusiasalio, jie yra arabizuoti vietiniai gyventojai. Kai Romos legionieriai suarė Jeruzalę, užkariavo ir pervadino tą vietą, kur buvo Judo ir Izraelio karalystės, į Palestiną. Nuo finikiečių, filistin, piratų, kurie tuo metu gyveno, įkūrė miestus. Filistiniečiai ir palestiniečiai yra du skirtingi dalykai. Tai yra finikiečiai. Jūs čia įdomų kampą palėtėte šiuo atveju, čia irgi matyt reikės, kol vyksta... Na, čia irgi galima klausti, tai ne prieš 2000 metų, žodis Filistin buvo naudojamas jau prieš tai, bet žiūrint šitus istorinius dalykus, didžioji dalis jų yra hipotezės, jos labai sunku įrodyti, iš kur tas žodis yra tiksliai kilęs. Dėl to užuot ginčijusis, kas yra tie žodžiai, faktas yra tas, kad tai yra žodžiai, tai yra semantika. Jie nerūpi tiems žmonėms, kurie ten gyveno, iš kur tas žodis palestinietis yra atsiradęs. Taip pat kaip ir mums gyvenantiems Lietuvoje nerūpi tai, kad žodis Lietuva buvo paminėtas tik prieš 1000 metų. Tai yra 1000 metų po to, kai žodis Palestina buvo paminėtas, mes esame lietuviai. Ir mes ginsim Lietuvos žemę, tai taip pat tie palestiniečiai arabai, jie nori ginti savo žemę. Ir prikaišti, kad tai nėra originalus tos vietovės žodis, kažkada šita mūsų Lietuva nebuvo vadinama Lietuvoje, ar tai reiškia, kad mes neturim teisės būti čia ir ginti savo žemę, nu nežinau. Tas karštas konfliktas, apie tai galbūt mažiau kalbama, bet duok dievės greičiau pasibaigtų, bet matyt vis tiek reikės tą klausimą išnagrinėti Palestinos kaip po tokios dabarties ir ateities klausimą. Nežinau, čia reikės atskirti Gazos ruožą nuo vakarų kranto? Tai šios klausimas yra išnagrinėtas akademinėje literatūroje ir vargu ar apie jį apsistoti yra naudinga, nes, kaip minėjau, tiems žmonėms, kurie ten gyvena, mažai rūpi, iš kur tas identitetas yra susikūręs, tiems palestiniečiams mažai rūpės, taip pat kaip ir izraeliečiams mažai rūpės, iš kur tas jo izraeliečio identitetas yra susikūręs. Tai yra būdas fiktyviai pateisinti tam tikrą naratyvą, pasakant, kad palestiniečiai nėra tikrieji Palestinos gyventojai, kaip ir kiti pro-palestiniečiai aiškins, kad šitie, arba tas pats Hamas aiškins, kad šitie sionistai, jie nėra Palestinos gyventojai, jie yra atvykėliai iš Europos ir mums šį vieną reikia, mes juos galime išnaikinti. Tai yra lygiai tas pats žodis, lygiai ta pati pozicija. Bet kažkodėl, kai izraelietis tai sako, tai yra normalu, bet kai Hamas tai sako, tai jau yra terorizmas.
Nereikės, Tai yra de ar facto atskirti. apskritai čia kalba, va čia yra įdomus tas, matyt, vis tiek iškils tarptautiniai bendruomeniai toks Bet šitas klaustukas. Prašau. Jau galima, iš principo teisinga, bet čia palieku istorikams, nes čia ne Taip. sąžiningiems istorikams, o ne politizuotas istorikams, laužiantiems iš piršto apie neva Palestinos tautą. Ten beje visoje ir vakarų, ir Gazos ruože, ten reikia žiūrėti pagal pavardės. Ir tu iškart pamatysi, kurie arabai priklauso. Taip, tai šita tema irgi gana juokingas pasireiškimas. Galiu Jums pasiūlyti Baruch Kimmerling ir Joel Migdal knygą The Palestinian People. Ji yra publikuota Harvardo universiteto leidyklos. Tai jeigu štai ir Harvardas leidžia publikuoti politizuotiems istorikams, kurie nieko svarbaus neturi ką pasakyti ir kurie kalba tik apie politiką, ne apie istoriją, nu tai galim taip sakyti, bet kuo aš asmeniškai linkęs tikėti, ar kažkokių žurnalistų, kuris matomai nelabai žino, apie ką jis kalba, ar šitom publikacijom iš Harvardo universiteto. Aš labiau linkęs tikėti Harvardo universiteto publikacijom, netmetant to, kad jos gali būti neteisingos, bet, taip sakant, kurios pusės argumentas yra stipresnis, manau, yra gana akivaizdu. Sirijos arabams, Jordanijos arabams ten ir taip toliau. Bet man įdomu, vis dėlto mes turime pašnekovą, kuris teigia naratyvą, kad visi kalti ir tada Izraelis yra pradėjidas. Tai gal aš labai trumpai, ką reiškia, Izraelį gyvena beveik 2 milijonai arabų. Čia irgi toks klišė dalykas pasakyti, kad Izraelį gyvena 2 milijonai arabų. Tai taip, jie ten gyvena ir jie ten dirba, nes jiems reikia išmaitinti savo šeimas ir neturi kito pasirinkimo. Kažkur turi išvykti. Tai yra juokinga, kad tai pasitikrinimai maždaug. Taip, Izraelis daro tos karo nusikaltimus, bet Izraelyje yra 2000 arabų ir dėl to Izraelis yra geras. Čia vaikiškai anekdotiniai argumentai tiesiog. Parodykit man nors vieną žydą gyvenantys Ramalai. Taip, žydai ten negyvena, nes žydai turi pasirinkimą, kurie gali gyventi. Tuo tarpu palestiniečiai jie neturi pasirinkimo, kurie gali gyventi. Ir taip jie ten negyvena, nes tie kraštai yra nualinti karo tiek kraštuose. Gyvenimas nėra kokybiškas, taip pasakyti diplomatiškai. Žinoma, jie norės gyventi ten, kur yra kokybiškiau. Jie gyvens tarp savųjų, o ne tarp arabų. Arba Gazos ruože, nei vieno. Tai kur čia partaidas? Parodykit man reiškia, pilna vertis 2 milijonai. Arabų kalba Izraelyje. Taip, tai reiškia, yra Amnesty International išbrėžta, kad ten yra apartheidas dėl Izraelio valstybės politikos, bet ne, Izraelyje antroji kalba yra arabų kalba ir dėl to ten nėra apartheido. Galbūt dėl to, kad ten yra arabų kalba, nes vietiniai žydai arabai kalba arabiškai. Ir nežinau, gal nenorėjo tą hebrajų kalbą mokytis. Labai mes turime mažai laiko, labai norisi daugiau šnekėti. Arabų kalba Izraelį yra antra po hebrajų. Valstybinė. Taip, valstybinė turime. Taip kad... Aš dėl to nebėra jokio apartheido, nes ten galima kalbėti arabiškai. Šitas pašnekovas paprasčiausiai nežino, kas yra apartheidas. Ir, nežinau, galima, šiais laikais yra Google. Manau, nesunku surasti, ką tas apartheidas. Yra naratyvas visi blogi. Kada jūs sąžiningai pasižiūrėkite, kas vyksta... Ir manau, naratyvas nėra, kad visi yra blogi. Naratyvas yra, kad iš palestiniečių buvo atimta žemė, jiems su to nesutinkant. Palestiniečių arabų mokyklose nuo mažens mokama žudyti žydus. Paimkite vadovėlius. Mokykloje tarnavote arabų. Ne, baigite. Galima aš atsakysiu. Paimkite vadovėlį iš vakarų kranto. Čia irgi yra anekdotiniai pavyzdžiai. Koks yra to įrodymas, kur de facto yra mokama žudyti žydus. Galbūt juose yra mokama gintis nuo okupanto, manau, tai būtų normalu, bet žudyti žydus, vien dėl to, kad jie yra žydai, kažkaip abejoju. Ir taip sakant, jeigu turite tam įrodymų, prašau juos pateikti. O jeigu ne, tai geriau, taip sakant, tyla žmogų puošia. Paimkite vadovėlį iš vakarų kranto mokyklos arba Gazos mokyklos. Naratyvas yra melagingas ta prasme, kurias aš kaip žurnalistas negaliu leisti, reiškia negaliu neprieštarauti. Aš kritikuoju ir krūva Izraelio piliečių kritikuoja šitą baisiausią vyriausybę per visus laikus, Netanyahu vyriausybę, kuri kėsinasi į teisės viršienybę. Milijonai izraeliečių išeina su didžiausia kritika. Ir tai, kas dabar įvyko, yra to chaoso, kurį sukūrė šitą vyriausybę. Bet aš noriu pasakyti... Bet jeigu aš teisingai prisimenu, Izraelis yra demokratiška valstybė ir ta vyriausybė, šita baisi vyriausybė, ji buvo išrinkta demokratiškai ar ne, tai manau, ji daugiau mažiau atspindi Izraelio žmonių valią. Kokią dalį tos valios, kitas klausimas, bet pasakyti, kad yra dalis izraeliečių, kurie su tom nesutinka, irgi nepadeda vystyti šito dialogo, nes maždaug taip Izraelis daro karo nusikaltimus, bet Izraeliams nepatinka jų vyriausybė. Ar tai kažkokiu būdu pateisina jų elgesį? Nemanau. Kodėl aš kaip žurnalistas matau abidvi pusės, o jūs sakote visi kalti? Gerai, prašau.
tas yra abidvi pusės, nu, nežinau, iš kurios pusės žiūri, bet tai tikrai nėra abidvi pusės. Jūs nematote kitos pusės. Ar buvo kiek ašarų buvo pralieta dėl palestiniečių, kurie buvo nužudyti per 2023 metus? Ir dabar pasiklausykime, ką Andrius sakys atsako iš šitus pasakymus. 2023 metus iki šitos atakos vakarų krante, kurie buvo nužudyti naujakurių arba kolonistų, kaip būtų daug tikslesnis pavadinimas, beje, nelegalių. Pagal Jungtinių tautų rezoliucijas, pagal tarptautinę teisę, jie yra ten nelegaliai ir jie nuolatos su Izraelio vadinamos gynybinės armijos pagalba ir apsauga žudo palestiniečius. Už tai neturėdami nebaus. Ir galbūt mūsų vaizduotėje tie naujakuriai gali atrodyti maždaug taip, bet realybėje palestiniečiams tie naujakuriai man atrodo maždaug taip. Ir čia galima užsiminti apie gana garsę, dėl negerų priežasčių garsę knygą Samuelio Huntingtono The Clash of Civilization, civilizacijų susidūrimas, kurioje, kad ir kaip būtų keista, jis pasako vieną dalyką, kuris yra teisingas. 51 puslapyje jis rašo, jog vakarai laimėjo pasaulį ne savo idėjų viršumiškumu, tai reiškia ne tai, kad jų idėjas buvo geresnės, ne savo vertybių viršumu, ne savo religijos viršumu, bet savo pranašumu vykdant organizuotą smurtą. Vakariečiai tai dažnai užmiršta, bet ne vakariečiai niekuomet to neužmiršta. Tai tas pats yra ir Palestinoje. Tai, ką palestiniečiai kiekvieną dieną girdi, tai, ką arabai kiekvieną dieną girdi, yra tai, kad tavo pusbrolis buvo nužudytas. Iš tavo dėdės buvo atimta žemė. Kažkieno dėdė buvo nužudytas. Iš kažkieno pusbrolio buvo atimta žemė. Ir jie tai girdi kiekvieną dieną. Ir tai tikrai nesukelia gerų emocijų apie Izraelio valstybę. Bet ką mes girdime, Izraelis gyvavo, Izraelis gyveno, viskas buvo gerai ir tada Hamas užpuolė nekaltus Izraelio žmonės. Taip, tie žmonės buvo nekalti, bet kodėl juos užpuolė? Nes jie buvo to neapsikentę. Ir nors jų veiksmas yra nepateisinamas, bet jis yra paaiškinamas. Nebaudžiami visiškai. Orą kalbat, nes jūs vienas dalykas, jūs atsiprašau. Jam pasakė, kad jis orą kalba. Iš kur tas oras, na nežinau, nes tai yra gana gerai išbrėžti faktai. Pertraukiu, bet aš negaliu klausyti. Ne, Aš jums pasakysiu, visų ar pirma jūs tenai buvote? Ar jūs, aš dėl Dievo Taip, ten buvau. Kur jūs buvote? Aš gyvenu vakarų krante. Aš gyvenu. Jis dabar pasakė mūsų pašnekovas, kad jis gyvena vakarų krante. Pasiklausykime, kas vyksta po šito pasakymo. Būtent. Aš gyvenu vakarų krante, ten yra mano namai, ten yra mano 3 sūnūs. Taip, aš Nausėdijoje. Nelegalioje Nausėdijoje. Legalioje, tai užkandai pirk. Ir jam pasako, kad jis gyvena nelegalioje Nausėdijoje. Ir tada Andrius jam atsako, kad nelegalioje Nausėdijoje. Ir toliau žiūrim. Atėjus, kad pirkta už pinigus. Jinai nelegali, pagal tarptautinę. Ji buvo pirkta už pinigus. Jūs žinote, net nežinot, kurį Nausėdiją. Jūs pasakėte iš karto metate kažką, tai kur iš viso neturite jokios, prasme, nei jūs ten buvote, nei jūs ten gyvenate su tai žmonėmis, nei kalbėjote. Man telefoną jums parodėt, mano pirmas numeris yra Abu Bakr. Mano kaimynas. Čia reikia toks klišė dalykas sakyti, aš nesu rasistas, aš turiu juodaodžių draugų. Aš nesu antipalestinietis, aš nesu karo nusikaltėlis, aš nepalaikau karo nusikaltimus, nes mano draugas yra musulmonas. Nu, atsiprašau. Ir iš tikrųjų Andrius Mažeika, ką jis pasakė, yra labai teisinga. Galim paprasčiausiai atsiversti apie okupuotas Izraelio teritorijas. Niekur toliau ieškoti nereikia. Tai pašta Wikipedijoje, jog vakarų krantas yra laikomas okupuotas Izraelio palei tarptautinę bendruomenę ir palei tarptautinį įstatymą, tai yra Ženevos konvencija. Jį draudžia žmonių perkelimą, populiacijos perkelimą į okupuotą teritoriją. Ir Izraelis yra atsakingas už tai, kad ten nebūtų nausėdijų. Bet kai matėme, mūsų pašnekovas gyveno tai nelegalioje nausėdijoje, nes de facto visas vakarų krantas, jis visas yra nelegaliai okupuotas palei įstatymą. Ir visos nausėdijose jie yra nelegalios. Tai šitas žmogus gyvena nelegalioje nausėdijoje. Ir jis dar drįsta čia ginčytis apie tai, kas kur yra. Mano nusidėjo yra neregalinu, bet ir kas, aš turiu Abu Bakrą draugą. Tai jo, tam Abu Bakrui, jo pusbroliui, tas nieko gero nepasako, nes iš kurio buvo atimti tie namai. Minas, kuris gyvena priešais mane, su kuriuo aš kiekvieną dieną turiu kažkokių tai ten reikalų, arba jisai man parduoda. Jūsų kaimynas. Abu Bakr, kaimynas čia turi. Arabas, su kuriuo aš turiu dalykus. Tai suprantat, jūs sėdėte. Reiškia, aš turiu reikalų su arabu, reiškia, aš galiu arabus išspirti iš šių namų.
Lietuvoje neturėdami absoliučiai jokio supratimo. Bet jūs Nema- Na, tas supratimas yra, jis yra išbrėžtas tarptautiniai teisė. supratimo. Bet jūs taip Nematote, manote? aš nemanau, aš žinau. Tai yra Žinau. didelis skirtumas. Yra Ir aš labai- dar kartą labai palaikau Matomai nežinau Arkadijaus tarptautinės mintį, kad visi kalti, jeigu aš kovoju už nepriklausomybę. Jūs Ir net- gali būti, aš galiu jūs pabaigti. neatsakėte, ne, Aš negalite, nes pabaigsiu, jūs ne, negalite. Jis yra kovotojas už nepriklausomybę, kuomet gyvena okupuotoj teritorijoje ir atima tą nepriklausomybę iš tos vietos gyventojų. Nuolatos Tai vat kalbėti. aš jums pabaigsiu. Žiūrėkit, Kaip dėl tų jeigu nužudytų žmonės kovoja, palestiniečių jeigu vaikų? žmonės kovoja, aš Ir įkalintų. ir atsakau, įkalintų vaikų ten Taip, nėra. įkalintų vaikai Aš yra planavau, prodami- Įkalintų vaikų ten nėra. Atsiverskime Save the Children puslapyje, kuriame įrašoma, tai yra pavadinimas straipsnio, kurį galima išversti, elgiamasi kaip su gyvuliais, tai yra palestiniečiai vaikai, kenčia nežmogišką elgesį Izraelio kalėjimuose. 80 tų vaikų, jie yra fiziškai mušami. Čia yra kelios istorijos tų vaikų, kurie buvo paimti į tą kalėjimą, su kurie buvo areštuoti. Čia yra rašoma, jie areštavo mane einant į mokyklą. Tai sakoma, jie apieškojo mano kuprinę. Jie kalbėjo su manim hebrajiškai, kalba, kurios aš nesuprantu. Jie surakino mane, paguldė mane ant žemės ir atsistojo ant mano nugaros. Pasakė Fatima, kuri buvo areštuota būdama 14 metų amžiaus. Tai yra 14 metų Fatima yra mergaitės vardas. Šita 14 metė mergaitė buvo areštuota ir jai buvo, ant jos buvo atsistota. Dėl to mes turime suprasti kontekstą. Tie palestiniečiai pastoviai girdi šitas barbariškas istorijas ir paskui jie žinoma patys atsakys barbariškų elgesių. Tau nereikia, jūs neturite faktų. Aš neturiu faktų. Taip, aš ten Jūs tarnavau, kalbate vien žinau, emocijom. aš tarnavau, žinau, jokių emocijų. Aš jums galiu pasakyti tokį dalyką. Dar kartą, kad jeigu yra kova su vadinamais užpuolikais, ten uzurpatoriais ir taip toliau, tai prie ko tada žmonės, prašau, užvakar, atsiprašau, susirinkę į muzikos festivalį, ne? 260 nužudytų žmonių. Tiesiog Mes muzikos nekalbame dabar. festivalis. Taip, šitas muzikos festivalis, Hamas užpuolimas prieš tą muzikos festivalį prieš civilius, kurių dauguma buvo apgirtęs jaunimas, tai yra nelegalus veiksmas, už šitą dalyką Hamas yra atsakingas, tai yra prilygsta karo nusikaltimui, tai tikriausiai yra karo nusikaltimas, bet tai nieko nepateisina tų visų nusikaltimų, kuriuos Izraelis darė per praėjusį šimtmetį. Aiškinamės priežastis, ar ne taip? Žinot, Tai tiek to, pasiaiškinkim aš priežastis, tada- pavyzdžiui, aš- tokias, kaip galėjo Al Jazeera žurnalistė būti nušauta nėra- snaiperio, kuris iki šiol ir nėra nuteistas. Priežastis, Tai dabar mažai ką primena apie Al Jazeera žurnalistę, kuri buvo nušauta Izraelio kariuomenės, Izraelio snaiperio. Žinant, kad ji yra žurnalistė, tai taip pat yra nelegalus veiksmas kare. Snaiperio, kuris iki šiol ir nėra nuteistas. Al priežastis Jazeera nėra... žurnalistė palestinietė nušauta Izraelio snaiperio, kuris iki šiol Gerai, nepatrauktas aš atsakomybės. nebeturiu ką Palaukit, gerai, susitikėti. gerai. Ir jis pasakė, jis nebeturi apie ką šnekėti. Taip, jis nebeturi apie ką šnekėti, nes žmogus yra pritarė valdžiai, žmogus palaiko valdžią, kuri yra atsakinga už karo nusikaltimus ir nesiruošia tų karo nusikaltimų smerkti. Ir čia yra svarbus dalykas. Žmonės skundžiasi, kad kai kurios šalis, kai kurios valstybės nesmerkia Hamas, nesmerkia to, ką palestiniečiai padarė. Bet ar kažkas klausė jūsų, ar jūs smerkite tai, ką daro Izraelis? Ar kas nors klausė šitų trijų pašnekovų, ar jūs smerkite tai, ką daro Izraelis? Jie sakė, jie su tom nesutinka, bet akivaizdaus smerkimo niekas neklausė. Lygtais tai niekam nerūpėtų. Gerai, kad jau jūs čia vien tik emocijom nesiginčytumėt. Vien tik emocijom nesiginčyti. Vienas žmogus pasakė faktus, nepaneigiamus įvykius, o kitas žmogus tiesiog pasakė, jis nebeturi ką pasakyti. Tai nėra emocinis ginčiavimasis, tai yra faktai plus emocinis ginčiavimasis iš vieno pašnekovo. Jūs kažką norėjot sureaguoti dėl apskritai to tarptautinio, kai reikės pasiaiškinti apie Palestiną iš esmės. Aš matot, tuo metu norėjau sureaguoti, kad čia buvo apie istorijas kalbama, ir kadangi tikrai istorija čia ir žydų valstybė, kaip jinai kūrėsi, bet iš tiesų, tas paskutinis etapas, karas, holokaustas, jungtinių tautų bendra nuomonė, kad žydai turi teisę savo valstybę, ne? Jinai susikūrė. Tai reiškia, jungtinės tautos nutarė, kad žydai turi teisę turėti savo valstybę. Jos neatsiklausė vietinių gyventojų. Tame yra ne tik jungtinės tautos, jau prieš jungtinės tautas Britai tai nusprendė, skurdami savo mandatą po pirmo pasaulinio karo, jie tai nusprendė. Jie to nepradėjo, bet jie suteikė tam galimybę. Ir iš tiesų tai buvo dalinai dėl antisemitizmo ir Vokietija ir Rusija tuo metu palaikė šitą sionizmą, nes tai buvo būdas jiems atsikratyti jų vietinių žydų, kuomet kai kurie Anglijos politikai sakė, kad šitas sionizmas yra antisemitizmas, nes jisai sukuria identitetą tų britų žydų, kad jie yra
kad jie čia nepriklauso, jie turi gyventi, jie turi savo šalį, jeigu jie važiuoja į savo šalį, jie nėra britai, jie nėra vietiniai. Kuomet tie žydai, jie turėjo britų kultūrą, jie buvo britų piliečiai, jie kalbėjo britų anglų kalba. Tas pats ir su Lietuvos žydais, jie buvo Lietuvos piliečiai, jie yra lietuviai, jie priklauso Lietuvai. Ir sakyti, kad jie turi savo valstybę kažkur kitur, tai yra tam tik prasme antisemitizmas, nes tas žmogus pasako, kad ne, šitie žydai, jie nepriklauso mums, jie priklauso kažkokiai kitai žemei. Ir principai tikrai norėjo taikiai gyventi su visais aplinkiniais, bet nuo pirmos dienos vyko karas. Klausimas, kiek taikiai jie norėjo gyventi su visais aplinkiniais. Ir čia yra ištrauka iš vieno Izraelio sionizmų, tiksliau pradininkų, Teodoro Herzl, pasakymo apie tai, tiksliau apie jo planą, kaip ta žydų naujakurystė Palestinų turėtų įvykti. Ir jis sako, jog kai mes užimsime šitą teritoriją, mes jį atnešime didelės naudos ir mes sukursime darbo vietas vietiniai populiacijai, kurie yra, žinoma, nepasiturinti, mes sukursime darbo vietas aplinkui, tai yra už mūsų teritorijos ribų, tam, kad jie savo noru iškeliautų į kitą teritoriją. Ir taip pat jis kalba apie žemės pardavimus. Ir kas yra įdomu, kad taip, žemė tuo metu buvo teisėtai parduodama naujai atvykusiems žydams, naujai atvykusiems sionistams, ji buvo legaliai parduodama. Problema ta, kad ta žemė, kuri buvo parduota, didžioji jos dalis nepriklausė vietiniams palestiniečiams, ji priklausė arabams iš Sirijos ir iš kitų kraštų. Ir žinoma, jiems buvo pasiūlytas geras pinigas, ta žemė buvo atskirta per kolonializmą ir kodėlgi ne, po karo, taip sakant, gavo šiek tiek pinigų ir dėl to ją pardavė tą žemę. Tai buvo legalus veiksmas, bet ar jis yra moralus? Ar moralu nusipirkti žemę priklausantį žmonėms, kurie yra nepasiturintis, paprastai žemdirbiai, ir iš jų tada tą žemę atimti? Nemanau, kad tai yra visiškai normalu. Ir paskutinėse eilutėse jis netgi pasako, jog jų tikslas yra skurti situaciją, kuomet žemės pardavėjai, jie galvos, kad jie apgauna tuos žydus, kad jie parduoda už labai gerą kainą, bet tie žydai jie niekuomet, tai jis kalba, kad mes niekuomet to žemės neparduosime atgal. Tai yra kaip ir legali apgavystė. Ir jų tikslas buvo žmonės išstumti iš tos teritorijos. Dabar ant popieriaus viskas atrodo kaip ir teisėta, kaip viskas gražu, bet realybėj tai neįmanoma. Tas pats kaip ir komunizmas ant popieriaus atrodo gražus, realybėj jis yra neįmanomas. Ir kai tie žydai atėjo į tą teritoriją, jie pamatė, kad tai nevyksta, jiems nieko nebeliko, išskyrus imtis smurto. Norint praplėsti teritoriją, nes žinoma vietiniai arabai, ar jie būtų krikščionys, ar jie būtų žydai, ar jie būtų musulmonai, jie nesutiko su to, kas vyksta. Bet nuo pirmos dienos vyko karas. Nors valstybė iš tikrųjų yra turtinga, ką noriu pabrėžti, tikrai demokratinė, apie Arkadijus minėjo, didžiulis triukšmas. Taip, valstybė yra turtinga, valstybė yra demokratinė. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie gali daryti karo nusikaltimus, kad mes galime nekreipti dėmesio į jų karo nusikaltimus, kad mes galime, taip sakant, praleisti jos pro akis, nes ji yra demokratinė, nes ji yra turtinga. Hamas buvo irgi išrinktas demokratiškai. Ir tai reiškia, kad dabar jie yra nebe teroristai. Nežinau. Tai demokratinė valstybė, turtinga valstybė, 15, man atrodo, vieta pasaulyje pagal bendrą vidaus produktą, išsilavinus valstybė. Ir tikrai, kai tenais būni, matosi, kad jie nori normaliai gyventi. Bet dabar tas visas smurtas irgi pagimdo smurtą. Taip būna tokių. Nežinau, ar buvimas turtingų, išsilavinusių reiškia tai, kad nori normaliai gyventi, kuomet tu okupuoji teritoriją, kuri tau nepriklauso. Bet dabar tas visas smurtas irgi pagimdo smurtą. Taip būna tokių išpuolių, taip žuvo iš abiejų pusių ir civiliai, ir vaikai, ir visko yra pasitaikę. Bet aš dabar nenoriu nieko to patekti. Tai kuomet Izraelis padaro nusikaltimą, tai yra visko pasitaiko. Bet kuomet Hamas padaro nusikaltimą, tai yra, nes jie yra teroristai ir su jais negalima dėrėtis. Atsiprašau. Nieko to pateisinti, nes niekas pasaulyje to nepateisins. Bet esmė ta, kad... Tai viskas, ką galima pasakyti apie Izraelio nusikaltimus, kad tai yra nepateisinama. Bet kodėl jis nesako, tai yra smerkiama? Bet esmė ta, kad tie teroristiniai metodai daugiau yra būtent iš tos pusės, iš anos pusės. Ir kas dabar labai buvo vaizdžiai parodyta būtent per šitą ataką per tą muzikos festivalį, kur tiesiog pamedžiojami civiliai. Buvo pjaunami, žudomi, imami įkaitais, vaikai, seneliai. Ir šitie metodai, kokius gali jūs mūsų... Čia irgi didelis klausimas, jis sako, kad tie teroristiniai metodai, šitie karo nusikaltimai, jie yra dažniausiai iš Hamas pusės. Bet realybėje aš norėčiau užduoti klausimą. Pagal kokią statistiką Hamas atlieka daugiau teroristinių krūvinų išpuolių negu Izraelis. Jeigu atsiverstume Jungtinių tautų raportą, tai yra gana senas dokumentas 2009 metų, tai yra Jungtinės tautos išsiuntė į Palestiną nepriklausomą grupę tyrėjų, tirti tam tikrų nusikaltimų, tam tikrų pareiškimų apie nusikaltimus, karo nusikaltimus arba tiesiog elgesi tiek palestiniečių, tiek izraeliečių
šito konflikto metu. Kitose skirsniuose yra rašoma apie Izraelio atakas prieš palestiniečius, kurios nekreipia dėmesio į civilius, ar tai būtų civilis, ar tai būtų necivilis. Kartais ne tik, kad nekreipia dėmesio, kartais specialiai jie puola civilius. Čia yra vienas pavyzdys 168 puslapyje, kaip Izraelio kariai leido nukraujuoti, tiesiog paliko vieną palestinietį civilį nukraujuoti, žinodami, kad jis yra civilis. Ir kitas pavyzdys, kuomet Izraelio kariuomenė atvėrė ugnį prieš žmonės, kuriuos žinojo, kad jie yra civiliai. Ir daugybė kitų pavyzdžių. Sakant, tai yra ne vienas, ne du, bet tai yra daugybė įvykių, kuriuos paneigti. Na, žinoma, galima mėginti neigti, bet paneigus Jungtinių tautų šitus raportus mes nebeturime jokio pagrindo diskusijai. Tuomet tai gaunasi tiesiog dvi grupės, du šunys lojantis vienas ant kito. Ir kas ko nori, tas sako. Mums reikia turėti kažkokį objektyvų, bent kažkiek objektyvų pagrindą. Ir žinoma, šitie raportai jie nėra 100% objektyvūs. Tai, kas juose parašyta, nebūtinai yra 100% tiesa, bet tai yra artimiausia, objektyviausia, ką mes galime turėti. Taip pat šitame raporte yra kalbama ir apie atakas prieš civilinę infrastruktūrą, naudojamas palestiniečių civilių kaip gyvai skydą. Tai, ko jie kaltina Hamas, jie iš tiesų patys tai daro, naudodami tos pačius nekaltus palestiniečių civilius. Taip, ir čia dar galima pridėti, visai pamiršau, šitam pačiam raporte yra rašoma apie baltojo fosforo naudojimą. Tai yra Izraelis naudoja baltąjį fosforą atakuodamas palestiniečius. Ir yra straipsnis vienas iš to, kaip Rusija, žinoma, yra garsi tom, kad jie naudoja baltąjį fosforą atakuodama Bachmutą. Ir čia yra straipsnis iš Spektatoriaus Rusijos barbariškumas baltojo fosforo atakoje Bachmutą. Tai reiškia, Rusija yra barbariška, naudodama šitą baltąjį fosforą, bet Izraelis kažkodėl nieko nėra vadinamas barbarišku, nors daro lygiai tą patį, ką daro Rusija. Tai atsiprašau, kuris čia yra didesnis teroristas, taip sakant, čia yra labiau kruvnesnis, čia yra didelis klausimas. Ir apskritai sakyti, kuris yra blogesnis ir palėtai spręsti, kurį palaikyti ir kurį ne, tai čia tas pats, kas du darželinukai susimušė ir vienas sako, ne tas pradėjo, bet tas man trenkė į nosį, aš jam trenkiau tik į koją. Čia yra darželio lygio pasiteisinimai ir jie neturėtų paveikti mūsų požiūrio į politinius įvykius. Kelti normaliam žmogui. Ir be abejo, kad dabar matyt Gazos sektorius bus demilitarizuotas, vartojant šitą terminologiją. Ir turbūt daugiau čia niekas jau nepakęs šitų visų išpuolių iš tenais. Bet esmė ta, kad norėjau pasakyti, kad mes dabar gal neikime 2000 ar 1000 metų prieš tai. Pažiūrėkime tą paskutinį laikotarpį, Izraelio valstybės susikūrimo aplinkybės, pastovų gyvenimo karo sąlygom. Ir kas yra įdomu, kad po šito įvykio Izraelio atakos prieš Gazą tampa pateisinamos, Izraelio kerštas Gazai tampa pateisinamas, Izraelio atakos prieš civilių infrastruktūrą, prieš civilių žmonės tapo pateisinamas. Ir aš pats turiu palestinietį draugą, aš jam paskambinau vakar ir paklausiau, ar jo šeima yra sveika. Jis pats nėra šiuo metu Gazoje, bet jo šeima yra visa Gazoje, jo tėvai, jo broliai, seseris. Ir jis pasakė, kad jie gyvena jau su mintim, miega su mintim, kad galbūt neatsikels. Jie jau yra nusistatę, kad jie gali mirti bet kurią akimirką. Ir tai yra laikoma normalu, tai yra pateisinama dėl to, ką padarė Hamas. Bet tai, ką Hamas daro, bet jokių būdų mes nepateisinsim to, ką Hamas padarė, taip pat keršydami už tai, kas buvo jiems padaryta. Tai yra dvigubai standartai ir jeigu mes norėtume išlikti objektyvus, realiai reikia neremti nei vienos iš šitų. Ir didžioji dalis Palestiną palaikančių žmonių būtent tai ir daro, bet didžioji dalis Izraelį palaikančių pusių to nedaro. Metų prieš tai, pažiūrėkime tą paskutinį laikotarpį, Izraelio valstybės susikūrimo aplinkybės, pastovų gyvenimo karo sąlygom, kibucai, kas esate buvę. Taigi, bendruomenė, kuri gyvena apkasuose, tai yra gyvenimo būdas, aplink priešai visą laiką gali pulti. Kaip gali žmonės taip gyventi pastoviai ir normalų kažkokį. Taip, tai tos aplinkybės buvo būtent tai, kad niekas nepaklausė vietinių žmonių, ar jie nori to ar ne, ar jie sutinka su to ar ne. Ir tie naujakuriai ten pradėjo kurtis, atimdami jų žemes, ar tai būtų teisėtais ar neteisėtais būdais. Tai buvo prieš vietinių gyventojų valią. Ir žinoma, jie norėjo priešintis ir jie priešinosi tam. Gyvenimą. Aišku, jie nori turėti garantijų, aišku, jie nori apsisaugoti, nori turėti kažkokiu tai galbūt ir buferinių zonų. Ir todėl kartais taip pat ir pažeidžia tos įstatymus. Iš tikrųjų, nausėdijos yra nepriimtinas ir galbūt tai taip pat paskatino šitą... Ne galbūt, bet tai tikrai paskatino visą šitą dalyką. Tai reiškia, nausėdijos yra nepriimtinas, bet kas yra įdomu, kuomet bandoma paaiškinti palestiniečių nusikaltimus, nepateisinti, bet pabrėžiu, paaiškinti. Tas žmogus yra iškart vadinamas antisemitu. Bet kuomet yra buvęs ministras teisina Izraelio nusikaltimus, tuomet tai yra priimtina. Vėlgi dvigubai standartai, akiplėšiškai dvigubai standartai.
visą konfliktą dar labiau, nes buvo sprendimas, man atrodo, sukurti dar 5000 papildomai nausėdijai. Taip, kad čia visą tai suėjo galbūt į dieną ir tam tikrą prasme sąlygojo visą tai, kas prasidėjo, bet man to, kad pasaulis absoliučiai visas, išskyrus tą pačią Rusiją, bejonės yra iš Kinijos, kai kurios arabų šalis vis dėlto absoliuti dauguma, smerkia visą tai, kas ten. Tai irgi jo argumentas yra, na taip, Izraelis galbūt padarė kelius karo nusikaltimus, galbūt jis nelegaliai okupuoja tą žemę, galbūt nelegaliai joje įkūrė nausėdijas, naujakurius, bet juk visas pasaulis remia Izraelį ir tik tais Rusija neremia Izraelio, o kadangi Rusija yra blogai, tai reiškia, Izraelis yra gerai. Šitas dalykas visiškai neseka logika. Nes kitaip ir būti negali. Jokių būdų jie nepateisins kitų civilių aukų. Tačiau šitoje situacijoje ir visa ES labai vieningai pasisako taip pat už tai, kad Izraelis turi ne tik teisę gintis, bet turi teisę būti saugus. Turi teisę savo valstybę. Atlikot moderatoriaus vaidmenį, ambasadoriui, ačiū Jums, daug ir mano minčių įgarsino. O ar palestiniečiai turi teisę gintis ar ne? Ne, ta prasme, tai yra teroristiniai išpoliai, tai yra žmonių žudimas, tai yra baisus dalykai, kuriuos mes visi stebim. Ir tai turės įtakos ir ateičiai. Ir kad jau kažkokio susitarimo ir diplomatinio sprendimo šioje vietoje tarp Izraelio ir Palestinos, nebus, tiesą sakant, nebus. Nuo 2013 metų Izraelis nesikalba su palestiniečiais. Tai nėra kažkoks naujas dalykas, kad to susitarimo nebus, negi mažai, kaip čia sako, nuo 2013 metų, bet realiai jau nuo pat pradžių tie susitarimai visi buvo riboti, nes interesai tiek palestiniečių, tiek sionistų, jie yra grinoje priešpriešoje ir susitarimas juose yra praktiškai neįmanomas tiek iš sionistų pusės, tiek iš izraeliečių pusės, tiek iš palestiniečių pusės. Nesikalba su palestiniečiais. Tai nėra. Bet dabar apskritai nebesikalbės, Andriau. Tai čia... Apskritai ir nesikalbėjo. Jokių absoliučiai nebuvo kalbų ir įėjimo į dėrybas. Ką Netanyahu valdžia darė, tai toliau plečia nausėdijas, toliau plečia. Taip, ir čia yra klausimas, kaip apskritai galima kalbėti apie dėrybas, kuomet Izraelis plečia savo nausėdijas, kuomet nelegalias nausėdijas. Tokiu atveju net negali būti jokių dėrybų. Taip pat kaip ir Ukraina su Rusija neina šiandien dėrybas, nes Rusija nelegaliai okupavo Ukrainos teritoriją. Taip pat ir palestiniečiai turi pilną teisę net neiti į tas dėrybas. Ir rodo Palestinos aneksacijos planą, kuriame iš vis Palestinos vakarų kranto kaip ir nėra. O Gazoje situacija yra tokia, kad gyventojai turi realiai tik 2 pasirinkimus. Arba mirti lėtai, tai yra gyventi Gazoje, kur yra didžiausias kalėjimas žemėje po atvirų dangumi. Ir gyvenimo sąlygos yra absoliučiai nepakeliamos ir jokios ateities nėra. Ir Izraelis ją bombarduoja reguliariai, dažniausiai. Taip labai įdomus sutapimas, kad kai būna Izraelyje kokie nors politiniai judėjimai, pavyzdžiui, rinkimai. Kai matėme 2014 metais, kai matėme 2020 metais. Ir jeigu pamatysime, kiek aukų Gazoje to bombardavimo metu yra, tai yra absoliučiai nesulyginami skaičiai, bet čia ne apie svarstyklės mes kalbam. Gaza yra tankiausiai apgyvendinta teritorija pasaulyje. Ir bet koks bombos numetimas... 2,3 milijonai palestiniečių, jeigu teisingai duomenys. Apie tankumą kalba eina. Tai bet kur metant bombą, ten nėra karinių. Tai irgi įdomus dalykas, tai jog Gaza savo teritorija yra panaši kaip Vilniaus miestas. Ir Vilniuje gyvena 500 milijono žmonių. Tuo metu Gaza gyvena 2,3 milijonai žmonių. Tai galime įsivaizduoti tą žmonių tankumą. Tai yra pati tankiausiai apgyvendinta teritorija visame pasaulyje, kurioje vidiniai resursai yra labai ribojami. Didžioji dalis vandens yra, kaip buvo minima, negeriamas. Žmonės dažnai neturi elektros. Visi žmonės savo namuose turi dizelinius generatorius, nes labai įprasta, kad elektra tiesiog dingsta. Tie žmonės, kurie ten gyvena, jie gyvena kaip kalėjime. Tikrai to žodžio prasme, jie neturi ateities, jie neturi galimybės keliauti, nes jų pasas yra juodas pasas. Skambina labai rasistiškai, bet dėja taip yra, juodi pasai yra patys blogiausi. Ko irgi mes dažnai nesuprantame, nes turime savo Schengeno pasus, kuris mums suteikia daug galimybių. Tie žmonės neturi jokių galimybių. Nuo to palestiniečio draugo brolis turi daktaro laipsnį, bet dirba taksistu, nes jis neturi kito pasirinkimo, kom dirbti. Tie žmonės realiai ten gyvena kaip gyvuliai. Ne dėl to, kad jie taip nori gyventi, bet jie neturi kito pasirinkimo. Su jais yra elgiamasi kaip su gyvuliais. Metant bombą, ten nėra karinių taikinių, ten yra civiliai taikiniai ir kenčia civiliai. Ir tie civiliai neturi vietos, kur pasitraukti, tie civiliai neturi iš vis jokių pasirinkimo variantų. Ir jie yra įsprausti į šitą situaciją. Taip, ir bėda yra tame, kaip pavyzdžiui, Rusija bombarduoja Ukrainą. Ukrainiečių civiliai gali pasitraukti. Bet kuomet Izraelis bombarduoja Gazą, tie vietos žmonės, jie nieko negali pabėgti. Jie yra tam kalėjime, jie yra uždaryti į tą kambarį. Izraelio veiksmų ir Izraelio sienos. Gerai, jeigu dar šiek tiek žiniai, vieną sekundę. Dabar kokia yra situacija Gazos ruože, tai yra visiškai apsuptas ir jokios energijos, maisto dujų, viskas uždaryta, toks yra sprendimas. Tai koks gali būti likimas? Ir šita bausmė ant visų Gazos gyventojų, jį juos padarys dar labiau, taip sakyti, nepatenkintais šitą okupaciją. Ir žinoma, jie bus įspausti į kampą ir kai šuo yra įspaustas į kampą, jis, taip sakant, kas tam žmogui, kuris jį užspaudė. Tai šitie žmonės jiems neberūpės gyvybė, nes jie tiesiog neturės pasirinkimo, arba tu mirk nuo bado,
arba tu mirk kovoje. Tai žinoma, jie rinksis mirti kovoje. Ir tai reikš didelį kraujo praliejimą tiek palestiniečių pusėje, tiek ir Izraelio pusėje. Gazos? Teritorijos, taip. Galima aš tai trumpai atsakysiu. Atsakykite ir dar pakomentuokite. Gerai, tai pirmas dalykas, jūs skirkite visišką demagogiją, visišką melą ir humanistinės vertybės. Jūs čia sėdite, meluojate. Pavyzdžiui, pastaruoju metu, jūs sakote, Izraelio vyriausybė nekontaktuoja, nebando nekalbėti su Hamas. 55 000, reiškia, Gazos žmonių dirba Izraelyje. Tai nereiškia, kad yra vykdomos darybos. Čia irgi juokingas anekdotinis pavyzdys, kad yra meluojama apie tai, jog Izraelis nesidara su palestiniečiais, tai yra vienas dalykas, bet Izraelyje dirba daug palestiniečių iš Gazos. Tai reiškia tai, kad tie palestiniečiai dirba, reiškia, kad Izraelis yra geras su palestiniečiais. Taip, tie žmonės dirba, nes jie neturi pasirinkimo, ką jie bus bedarbiai ir mirs iš bado, jie turi savo šeimas, jie turi išlaikyti savo šeimas. Jiems nesvarbu, kam jie dirbs, ar jie dirbs Izraeliui, ar Hamas, ar bet kam kitam, jiems svarbu yra tiesiog išgyventi. Ir kokiu būdu tai yra dialogas tarp palestiniečių ir Izraelio, aš nežinau. Aš paklausiau jūsų. Antras, tai yra visiškas melas. Izraelis 70, reiškia, atidavė už taiką, atidavė Sinajų Egiptui. Izraelis ėjo į Oslo susitarimus, kurios sunaikino Arafatas, nes tai pavogė kelis milijardus. Ir Izraelis atidavė Sinajų Egiptą už taiką. Egiptas visų pirma, Sinajus visuomet priklausė Egiptui. Taip per karą, kai Egiptas įsiveržė į Palestiną, kovodamas su Izraeliu, Izraelio gynybinė armija okupavo tiek pat Sinajų. Jie tuo metu pradėjo kurti nausėdijas tam pačiam Sinajuje. Ir, žinoma, Egiptas jis norėjo atsigrąžinti savo teritoriją ir jie surengė savo taip pat operaciją, kuri buvo labai sėkminga. Ir jie įsiveržė į Izraelį, į Sinajų, kuris priklausė Izraeliui. Ir jie lengvai pramušė frontą. Ir Izraeliui daug nebeliko arba tiesiai į karą su Egiptu, arba tiesiog pasakyti gerai, mes jums gražinsime Sinajų už tai, kad tai yra joks netidavimas, ta teritorija buvo okupuota po karo. Žinoma, ar jie turėjo teisę ją okupuoti, nes Egiptas buvo kaip ir įsiveržęs į Izraelį, tai yra vienas klausimas, bet kitas klausimas, tai yra tikrai neatiduota gražioji už taiką, bet tai buvo atiduota dėl to, nes jie neturėjo didelio pasirinkimo, kadangi ten buvo Egipto kariuomenė. Ir reikėjo karo. Tai mėgti aiškiname, kad įsprausti. Ar jūs sutinkat, kad Gaza yra visiška žiauri diktatūra, o vakarų krante yra visiškas autoritarinis korumpuotas režimas? Ir jūs dabar man aiškinat, kad yra melas. Tai irgi čia yra maždaug argumentas, bet Gazoje yra diktatūra, tai reiškia, mes galime juos boikotuoti, mes galime juos kankinti visus šitos žmonės esančius ten, nes jie yra valdomi diktatoriaus. Aiškinat, kad yra melas ir kalti izraeliečiai? Ne, jūs kalbat, kad viskas yra melas. Ne, tai kaip, aš įrodau, ar yra diktatūra Gazoje ar nėra? Andrius tikrai nesakė, kad kažkas yra melas. Ir jis nesakė, kad visi kalti yra izraeliečiai. Jis tiesiog bandė paaiškinti situaciją, iš kur tas smurtas kyla. Aš įrodau, ar yra diktatūra Gazoje ar nėra? Ir čia kalti izraeliečiai. Gazoje Hamas buvo demokratiškai išrinkta valdžia. 10 metų. Diktatūra yra ar ne? Hamas yra... Gaza iš vis yra įsprausta į kampą. Kas ją įspraudė? Kas ją įspraudė? Izraelis. Izraelis su savo sienomis ir su savo blokada. Baigit, blokada prasidėjo, kai pradėjo žudyti Hamas. Izraeliečius uždarė sienas. Ką jūs laukite, ką čia dabar vaidinate? Ateis pas jūs kaimynas ir daužys jums snukį ir jūs sakysite, prašau, aš atsaku 10. Tai taip Hamas puolė Izraelį, nes kaip jau gana aišku turėtų būti, Izraelis kasinosi ir jau buvo užėmęs didelę teritoriją vietinių gyventojų, tos gyventojus, ne tik, kad jos palikęs ten, bet jo tikslas yra visuomet tos vietinius gyventojus išspirti iš jų gyvenamas vietos. Ir žinoma, jie nepasiduoda, jie atsako smurtu. Ir maždaug, o ne, aš užėmiau jo namus, dabar jis man atsako smurtu, tai reiškia, dabar mano smurtas prieš jį yra pateisinamas. Ir tai, ką šitas pašnekovas sako, yra būtent tai. Prašau, aš atsaku 10 minučių, nereikia. Gerai, o tas, ką ir ambasadorius paminėtos nausėdijų klausimas, kaip jisai galėjo paveikti? Ir va taip vienu žodžiu nereikia, visi Andriaus argumentai yra numetami, nepaisant to, kad tai, kai jis pasakė, yra išbrėžta tarptautinėje teisėje, tai yra gerai žinoma moksliniai literatūroje, tai kas yra melas, kas yra nemelas, taip sakant, reiktų klausyti pašnekovo. Nausėdijų klausimas, kaip jisai galėjo paveikti konfliktą jūsų manimu ir tas išplėtimas dabartinių laikotarpių. Galėjo būti priežastis kokia nors paaštrinimo? Aš manau, kad viena iš priežasčių reiškia nausėdijas, kurios tikrai ne visos yra legalios, bet... Ne visos vakarų kranto nausėdijos yra nelegalios. Paklauskite vakarų kranto arabų arba vyriausybės jų, kodėl buvo uždrausta pardavinėti žemės izraeliečiams. Prieš tą laiką, kaip jie uždraudė, izraeliečiai paprasčiausiai pirko žemės teisę, tai pirko, jūs pirkot, ne? Ir sionistų idėja buvo, kad mes nuperkam, kaip minėjau, iš Teodoro Herzl,
Teodoro pasakymą ir mes nupirkėm šitą žemę, pasiūlydami gerą kainą ir mes jūs niekada neatiduosime. Tai dėl to ir buvo uždrausta pardavinėti, nes tie arabai jie suprato, kad čia nėra tikslas sionistų nupirkti 1 ir 2 kvadratus, jų tikslas yra nupirkti visą tą jų teritoriją, kurioje jie gyvena ir vietinius ūkininkus, vietinius žmonės, kurie ten gyveno 1000 metų, vis tiesiog išspirti dėl to, nes jie nėra žydai. Nepaisant to, kad jie yra semitai, jie priklauso tai žemiai, jie yra tos vietos kultūros, jie kalba kalba, kuria toje vietoje buvo kalbama virš 1000 metų, jie turi būti išspirti, bet reikia priimti šitus naujakurius iš Europos, nes jie nori taikos. Teisėtai pirko žemės iš arabų. Jūs implikuojate, kad Izraelio valdžia ir Palestinos valdžia yra 2 tolygūs vienetai. Izraelis kontroliuoja Palestinos sienas, Izraelis kontroliuoja Palestinos finansinę sistemą, Izraelis kontroliuoja Palestinos kelius ir oro uostus. Niekas nedraudė už milijardus, kurios gavo palestiniečiai per tos 50-80 metų. Pastatyti Singapūrą. Apie kokius milijardus kalbate? Jūs kontroliuojate tuos Tai maždaug buvo nusisitę milijardai Palestinai ir dėl to jie turėjo, taip sakant, užsičiaupti, turėjo palys po šluotą ir sakyti, okei, paimsim milijardus, bet mūsų žemė, mūsų istorija mums yra visiškai nesvarbi. Taip, kad tai, ką pašnekovas čia sako, yra taip svarbus dalykas, bet jis yra visiškai nesusijęs su argumentu. Izraelis kontroliuoja tuos milijardus. Izraelis kontroliuoja viską Palestiną ir Palestina turi tik tai pavadinimą. Tikslas yra nužudyti, visą sunaikinti Izraelį. Šitas tikslas yra jūsų išsakomas tikslas. Kaip mūsų? Jie rašo patys, pažiūrėkit, kai išdarė užvakar. Jums gėdos nėra, kad užvakar jūsų gerbiamas Hamas, kuris... Čia irgi norima žmogus sumenkinti, vadinant jį terorizmo gerbėjų. Sakoma, jūsų gerbiamas Hamas, kuomet jis niekuomet nepareiškė jokios pagarbos Hamas ir niekuomet nepateisino jų nusikaltimų. Kaip ne, išėjo ir paskerdė 1000 žmonių, nieko dėtų. Ir jūs aiškinat šiandien, kad žinoma... Dabar būkime vieni bet teisingi. Taip, tas 1000 žmonių yra civiliai. Taip, juos nužudyti yra karo nusikaltimas lygioje vietoje. Bet ar jie yra nieko dėti, jie žino, kad ta teritorija istoriškai nėra jų teritorija, ta teritorija yra atimta iš vietos gyventojų, kurie nesutinka su tom, kad jie ten būtų, tai jie kaip ir gali tikėtis, kad anksčiau ir vėliau kažkas blogo gali nutikti, kad tas okupuotas žmogus, jis, taip sakant, galų gale įkas tau. Tai kad taip, jie yra nekalti, bet ar jie yra nieko dėti, tai nežinau. Žinoma, jūs dabar sakot, kad čia yra išsprausti vargšti palestiniečiai Gazoje ir kalti izraeliečiai. Baikit. Visi kalti. Kalbant... Visi kalti. Gerai, palauk, aš neišgirdau dar Gazos ruožo likimas. Dabar Gazos ruožo likimas. Izraelis šiandien yra nepaprastai sunkioje moralinėje situacijoje. Yra 150 galbūt daugiau įkaitų, o Izraelis gelbė savo žmonės. Bet konkrečiai, žinokit, sakykite Arkadijų, nes labai konkrečiau, bet trumpai, turi Hamas kaip jie galia turi būti sunaikinta. Kitokio atsakoma yra neeskalavimo politika. Ką tai reiškia sunaikinta? Ir bėda yra, jeigu Hamas bus sunaikinta, tai nieko nepasieks, nes palestiniečiai vis tiek bus, taip sakant, nepatenkinti jų gyvenimu. Ar tai būtų prie Hamas ar be Hamas. Neatskirsi dabar, kas Hamas, o kas ne. Čia nėra taip paprasta. Jie žino, kas tebe šaudo, reiškia gintis nuo jų. Tai nebus 10 metų neeskalavimo politika Hamas atveju mūšį atgal į Izraelio į veidą. Čia ta pati situacija, kai vakarai mokėjo Rusijai, kad nerėstų vakarų, baigėsi skerdynėmis Ukrainoje. Gerai. Čia yra labai baisus palyginimas, kuomet Izraelis yra lyginamas su Ukraina, o Rusija su Palestina. Nes tai yra visiškai netinka realybės. Rusija yra okupantas, Ukraina yra okupuotojai, Izraelis yra okupantas ir Palestina yra okupuotojai. Tai jeigu kažką čia lyginti, tai Rusija yra kaip Izraelis, o Palestina yra kaip Ukraina šito atveju. Ir taip sakant, daug logikos nereikia tam, kad suprasti šitą palyginimą, bet kažkodėl žmonėms vis tiek jos pritrūksta. Danieliau, jūsų koks pamąstymas dėl... Aš galvoju, kad dabar Izraelio valstybė bus priversta vykdyti antžeminę operaciją, karinę operaciją, nes visose karuose iki to Izraelis apsiribodavo tik tai atakomis iš oro, tiksliniais smūgiais teroristų vadavietėm, teroristų ginklų gamybom. Taip pat ligoninėm, mokyklom, mečetėm, šiaip pastatam ir visam kitiem dalykam, kurie yra surašyti tame Jungtinių tautų raporte. Ir raketų paleidimo vietom. Dabar dėja, bet Izraelis ir Benjamin Netanyahu vyriausybė yra tiesiog prispausti prie sienos, jie neturės kitos išeities, kaip tik tai įeiti su kariuomenė į vidų, o tai reiškia, kad bus labai daug, dėja, bet labai daug žuvusių ir kariuomenės pusėje, ir civilių arabų pusėje, palestiniečių vadinamųjų. Ir aš meldžiuosi už jų gerbūvį, bet ir įkaitų pusėje. Andriu, prašau. Vienintelis sprendimas yra nutraukimas apartheido vykdomo ir sėdimas prie tikro darybų stalo, o ne tik tai deklaravimas tų.
Ir pažiūrėkime į reakciją mūsų pašnekovo vardu Danielius, kuris susirokė po to, kai yra pasakoma, jog vienintelis būdas išspręsti šitą problemą yra nutraukti apartheidą. Tai yra vienas pagrindinių dalykų, kaip tą problemą nutraukti. O ne tik tai deklaravimas tų. Neklėdėkit. Jūs matote dar darybų variantą? Jam yra pasakoma, jis klėdi. Lygtais visi Izraelio nusikaltimai prieš palestiniečius yra nesvarbu šalutiniai dalykai, kurie neturi jokios galios, jokio poveikio šitos problemos sprendime. Dar darybų galimybė šiuo atveju. Jokių darybų Tik tai nebus. tokia galimybė, jeigu mes norim išvengti Darybos kraujo ką? praliejimo. O dabar, ką siūlo Izraelis, yra dar daugiau karo nusikaltimų. Gal Ukrainos atvejis. Palaukit, jūs kalbate Siūloma dar daugiau karo. Kitas pašnekovas pasako, kad tai yra Ukrainos atvejis. Ir taip, tai yra Ukrainos atvejis, kuomet ukrainiečiai ginasi nuo okupanto ir okupantas juos dar labiau puola. Tai palestiniečiai ginasi nuo okupanto ir už tai jie yra dar labiau puolami, dar labiau boikotuojami, dar labiau spaudžiami į kampą, iš kurio jie neturi kur trauktis. Ukrainiečiai bent turi kur trauktis, palestiniečiai jie nebeturi kur trauktis. Jie yra paskutiniai zonai, kur yra arba tu mirsi, arba tu kovosi ir greičiausiai vis tiek mirsi, bet bent mirsi oriai kovoje. Dabartinis siūlomas sprendimas kolegų reiškia, kad bus neįtikėtinai didelis aukų skaičius. Civilių nuo Hamas ar kažkaip neatskirsi. Bus didelis aukų skaičius ir Izraelio kariuomenės pusėje, ir Gazos gyventojų pusėje. Ir šitas tik tai dar labiau radikalizuos palestiniečių visuomenę. Ir dar vėliau turėsime dar didesnių problemų. Vienintelis būdas yra nutraukti. Taip, ir čia labai geras pastebėjimas, jog šitas konfliktas, jeigu jis nebus išspręstas taip, jeigu Izraelis nenustos okupacijos, nustos apartheido, jeigu jis toliau nervins palestiniečius, statysis į nemalonę situaciją, čia labai diplomatiškai kalbant, jie tik dar labiau radikalizuosis, jie dar labiau nekęs Izraelio, tik dar labiau norės vykdyti karo nusikaltimus prieš Izraelį. Vienintelis būdas yra nutraukti apartheidą ir sėsti prie darybų stalo vėl ir tartis dėl dviejų ar vienos valstybės sprendimo. Kas yra visiškai įšaldyta šiuo momentu. Ambasadoriau, prašau. Bet bėda, kaip minėjau, su ta vienos ar dviejų valstybių sprendimu, abudu jie turi didelių trūkumų ir abudu jie realybėje nelabai yra įgyvendinami. Ir taip pat tarp mokslininkų yra didelis susiskirstimas, vieni laiko dviejų valstybių sprendimą beprotystę ir neįmanomų dalykų, kiti jie sako, ką jūs kalbate, jūs sakote, kad viena valstybė veiks, kuomet net dvi neveikia. Tai yra sudėtinga situacija, bet iš jos išeities kaip ir nelabai yra realiai dėja, bet iš ties nelabai yra. Tas, kurį pradėjo vykti dabar Izraelis rezultate, Hamas nekontroliuos Gazos sektoriaus finale. Ir tai nebus kažkoks žaidėjas ar veikėjas ir darybos vėliau gali būti, bet be abejo ne su Hamas. Ir tas dviejų valstybių sprendimas, jisai dar tvyro ore, dar galbūt galima. Nelabai tvyro ore, ant popieriaus taip, bet realybėj tie žmonės, kurie rimtai tai žiūri, nieks rimtai nebežiūri į dviejų valstybių sprendimą. Na ir manau, bus galima čia sustoti. Tai keli dalykai, kuriuos svarbu yra paminėti. Taip, Hamas kariai, jie elgesi nežmogiškai, tiek pat su Izraelio nukautais kariais, jie ant jų spjaudo, tai yra tiesa. Yra video, kur Hamas kariai spjauna ant Izraelio karių, nužudytų Izraelio karių. Tiesa, kad jie su karo belaisviais elgesi neteisingai, tai yra gyvuliški dalykai. Bet mums reikia suprasti, kodėl jie vyksta. Ar jie vyksta dėl to, kad šitie palestiniečiai yra gyvuliai, jie yra barbarai. Ar jie buvo paversti į gyvulius ir paversti į barbarus. Ir žinant tai, koks gyvenimas yra Gazoje, su jais buvo elgiamasi kaip su gyvuliais. Jie gyvena viename dideliame narve, žmonių narve. Jie neturi ateities, jie neturi galimybės augti, jie neturi galimybės, netgi jų galimybę gauti išsilavinimą ir ribota to, kad kas iš to išsilavinimo, jeigu vis tiek galų turės dirbti taksistų, jie neturi vilties kurti ateitį. Ir kai šitie dalykai yra atimti iš žmonių, kas jiems belieka išskyrus naikinti. Ir taip, įsivaizduokite, kaip visos žinios, neigiamos žinios apie Rusijos kariuomenės nusikaltimus atliktus Ukrainoje. Įsivaizduokite, visas tos žinios jums buvo duotos tik, kad Ukraina yra Palestina ir jūs patys esate ukrainiečiai ir Rusija yra Izraelis. Ar jūs mielų norų elgsitės su rusais, su Rusijos kariais ypač? Greičiausiai bus normalu pamatyti tam tikrų žmonių, kurie yra šiek tiek peržengiantis ribas savo elgesiu. Ar tai pateisina tokį elgesį? Ne, jį nepateisina, bet tai paaiškina tokį elgesį. Ir tai būtent aš stengiuosi šiandien padaryti, tai yra nepateisinti, bet paaiškinti. Taip, kai kurie Hamas veiksmai yra gyvuliški, bet taip yra todėl, nes su jais buvo elgiamasi kaip su gyvuliais. Jeigu su jais bus elgiamasi kaip su žmonėmis, tuomet jų veiksmai bus žmogiški. Na ir paskutinis visiems rūpimas klausimas,
galbūt yra tai, kaip mums išspręsti šitą problemą. Ir jūs nepasitikėsite, bet aš turiu sprendimą. Tai kadangi matome, šitas konfliktas Vidurio rytuose greičiausiai neišsispręs, nes tiek palestiniečiai, tiek sionistai, tiek izraeliečiai turi dvi skirtingas vizijas, kaip jų ateitis turi atrodyti, kurios yra visiškai priešingos, ir tai reiškia, kad vienas jų turės nukenksminti kitą, kas reiškia bus karas ir bus kraujo liejimas, ko niekas nenori. Tai norint visą šitą išvengti, mano pasiūlymas yra atiduoti Žemaitiją Izraeliui. Pasakykime jiems taip, jūs norėjote gyventi savo šventoje žemėje, bet kaip matote, nelabai gaunasi, tai vietiniai žmonės nelabai jumis patenkinti. Tai jūs galite dabar persikraustyti į Žemaitiją. Kokia bus nauda iš to, kad mes turėsime Izraelį Žemaitijoje? Tai visų pirma, Izraelis yra labai stipri kariuomenė, mes turėsim sąjungininką prieš mūsų priešą iš rytų. Tai bus jau tas didelis pliusas. Kitas pliusas bus išvengta konflikto Vidurio rytuose. Mes tai pateiksime, išreklamuosime kaip gerą krikščionišką valią musulmonams, arabams. Tuomet jie norės su mumis draugauti. Mes turėsime stiprius draugus Vidurio rytuose, turtingus draugus, pralobusius arabus Vidurio rytuose, kurios galėsime naudoti šitą draugystę prieš Rusiją. Mes būsime stipresni už Rusiją savo alijansu kartu su visomis vakarų valstybėmis, taip pat prieš Kiniją. Pagaliau Kinija nebebus didelė problema, nes visos arabų šalis, visi musulmonų kraštai bus palaikantis mūsų šitą geros valios iniciatyvą išlaisvinant palestiniečius nuo okupacijos. Ir, taip sakant, mes pasieksime pasaulio taiką, nes nebebus konflikto, Rusija ir Kinija pagrindiniai agresoriai bus numalšinti, taip pat ir Šiaurės Korėja bus numalšinta, jie nebeturės galios su mumis konkuruoti. Ir taip pat tie žemaičiai, kurie gyvena Žemaitijoje, tai jie nėra žemaičiai, jie yra lietuviai ir jie gali persikraustyti ir čia atvykęs Izraelis jiems sukurs darbo vietas tiek Klaipėdoje, tiek Vilniuje, tiek Kaune. Ir visiems tiems žemaičiams, kurie yra tom nepatenkinti ir kurie yra pasiryžę kovoti prieš atvykusius mūsų naujus kaimynus, jie visi yra, šitie žemaičiai yra teroristai. Visų pirma, jie nėra žemaičiai, jie yra lietuviai ir jie yra teroristai. Ir bet koks smurtas prieš juos yra galbūt ir ne visada teisingas, bet jis yra pateisinamas, nes Izraelis turi teisę gintis.